laimingo, pasitikinčio savimi, laisvo, kūrybiško vaiko diena prasideda čia, Mosėdžio vaikų lopšelėje darželėje, kuris yra įsikūręs Mosėdžio miestelėje prie nepaprastai gražaus Vaclovo Into akmenų muziejaus parko. Dažnai mėgstu sakyti, kad tai yra namų darželis parke, ogi todėl, kad darželio darbuotojai sugeba sukurti tokią aplinką, kad visi vaikučiai jaustųsi kaip namuose. Ir darželio filosofija tokia – gerbti, padėti, pasitikėti ir suprasti kiekvieną vaiką kaip savitą asmenybę, tokį, koks yra. Pagarba yra pagrindas mūsų darželyje santykyje su vaiku ir tarp visų bendruomenės narių. Mūsų darželis yra nedidelis, bet turi ir savų privalumų. Yra jaukus, savas, tarsi didelė šeimyna. Grupelės yra šalia viena kitos, vaikučiai vieni kitus mato, vieni kitus pažįsta, čia svetimų nėra. Aš didžiuojuosi dirbdama šiame darželyje, nes čia didelė vertybė yra laikomas bendruomeniškumas. Glaudus bendradarbiavimas vyksta tarp pačio darželio personalo, tarp tėvelių, tarp miestelėje esančių įstaigų, na ir žinoma tarp socialinių partnerių. Kartu sujungtos pastangos atsispindi vaikų pakylėtoje kasdienybėje. Maitinimas pas mus yra organizuojamas kaip namuose. Turime nuostabią virėją, kuri vaikams gamina namų maistą. Šiais metais dalyvaujame ekologiškai maitinančių darželių projekte, kurį organizuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra. Taigi vaikams perkame ekologiškus produktus ir maistą gaminame šviežią, skanų, sveiką. Jei paklaustumėt, ką vaikai labiausiai mėgsta veikti, ogi žaisti? Žaidžiam mokomuosius žaidimus, tyrinėjam, keliaujam, stebim aplinką, piešiam, kuriam, su suaugusiais diskutuojam ir su savo draugais dainuojam, sportuojam. Ir visa tai veda į vaikų pažinimą, į pasaulio pažinimą. O tuo pačiu vaikai mokosi būti orūs, smalsūs, bendraujantis, kuriantis bei sėkmingi. O labiausiai įkvepiantis momentai kasdienybėje yra spontaniškumas, kuris pakylėja fiziškai ir emociškai tiek vaikus, tiek pačius pedagogus. Darželyje gausu tradicinių renginių. Turime tokį renginį kaip senelių šventę, lopšinių vakarą mažųjų grupėje, sporto šventė yra tradicinė su tėveliais. Ir kasmet organizuojame kaziuko mugę, kur sukviečiame visą miestelio bendruomenę. Atliepiant vaikų prigimtinius poreikius judėti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, darželyje vyksta papildomos veiklos. Veikia dailės studija, robotikos užsiėmimai, o fizinio ugdymo pamokas veda profesionalus fizinio ugdymo mokytojas. Mėly tėveliai, jeigu jūs ieškote jaukaus darželio savo mažyliui, prašome rinktis Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelį darželį, nes čia vieta, kur vaikystė skamba juokų, o dienos pripildytos žaidimų, kūrybos, rūpestingų dėmesio, tai darželis, kuriame tiesiog gera augti.